Šiandien kalbėsime apie drąsą, savybę, kuri yra būtina mūsų tikėjimo kelionėje. Jozės 1:9 Dievas sako, ar aš tau neįsakiau, būk stiprus ir drąsus, nebijok ir nenusigask, nes Viešpats tavo Dievas yra su tavimi, kur tik tu eisi. Krikščioniška drąsa nėra bebaimiškumas, bet pasitikėjimas Dievu, net baimės akivaizdoje. Tai gebėjimas žengti pirmin, žinant, kad Dievas yra su mumis. Kodėl drąsa yra tokia svarbi? Pirma, ji leidžia mums sekti Dievo pašaukimu, net kai tau atrodo sunku. Antra, ji galina mus liudyti apie Kristų nedraugiškoje aplinkoje. Trečia, ji padeda mums įveikti kliūtis ir augti tikėjime. Ketvirta, ji įkvėpia kitus tikinčiuosius pasitikėti Dievu. Kaip galime ugdyti drąsą? Pirma, prisiminti Dievo pažadus ir jo ištikimybę praeityje. Antra, medituoti Dievo žodį, apmastyti apie Dievo žodį, kuris stiprina mūsų tikėjimą. Trečia, melstis prašant Dievo drąsos ir stiprybės. Ketvirta, žengti tikėjimo žingsnius, pradedant nuo mažų dalykų. Atsiminkime, kad drąsa nėra jausmų nebuvimas, bet veikimas nepaisant jų, pasitikint Dievo buvimu ir pagalba. Šiandien paklauskime savęs, ar esame drąsūs savo tikėjime? Ar yra sričių, kuriuose bijome pasitikėti Dievu? Melskimės, kad Dievas suteiktų mums drąsos gyventi ir veikti pagal jo valią, nepaisant baimių ar abejonių. Būkite palaiminti.